Labą dieną. Naujųjų metų išvakarėse su jumis sveikinasi Lietuvos marketingo asociacijos valdybos narė Neringa Čeponė. Ir marketingo meniu šiandien jums paruošėme sotų įvairių skonių, turtingą gardų patiekalą pavadinimu Koks bus marketingas 2026 metais. Mano svečias marketingo pasaulyje puikiai žinomas vardas, tai yra Radvilas Šeputis. Labas, Radvilai. Labas, Neringa. Ilgai galėčiau vardinti jo patirtis iš įvairių kampų, bet pasakysiu tai, ką man rezumavo intelektas dirbtinis. Super. Tai Radvilas, pasakė jis, yra marketingo ir verslo strategas, dirbantis su ilgalaikė verte, o ne trumpalaikėmis taktikomis ir aiškiai pozicionuojamas kaip mąstymo, sprendimų ir krypties architektas, o ne kanalų operatorius. Išvardino pagrindinės kompetencijas ir strategijos formavimas ir tikslų verslo ir marketingo tikslų suderinimas, vertės pasiūlymas, pozicionavimo grinimas. Ir labai svarbu kritinis požiūris į marketingo madas bei organizacijų brandos marketinge vertinimas. Ties čia užbaigsiu dalį tavo pristatymo ir noriu paklausti, ar atspėjo, ar teisingai surezumavo? Viskas visai neblogai. Man patinka tokia filosofinė kryptis užduota. Matyt, pakankamai informacijos sklando internete apie mane. Dar du svarbus paminėjimai mano gyvenime. Tai vienas tai yra Evolveri agentūros bendrasavininkas ir antras tai yra lektorius. Ir aš nepaprastai didžiuojuosi iš to dėl to, kad tai yra mano misijomis arba misija, jeigu reikėtų atsakyti tiksliau, paremta veikla, nes aš per metus susitinku su kokiais 500 įvairaus pobūdžio studentų. Nuo verslo iki universitetų, iki suaugusių žmonių bandančių pakeisti profesiją. Tai jeigu reikėtų paminėti keletą prekių ženklų, tai ir Vilniaus universiteto verslo mokykla, ir ICM ekonomikos ir vadybos universitetas, ir Edon akademija, savaime aišku, Lima sertifikavimo kursai tiek digital, tiek pro, ir savaime aišku reikia nepamiršti visų kitų mažų, bet jų yra ne visai nemažai, todėl negaliu visų išvardinti, bet jo, čia yra mano misija ir aš be galo džiaugiuosi galėdamas dalintis bet kuo, ką aš galvoju ir kaip galvoju su savo studentais. Mokymasis apie marketingą, mokymasis visą gyvenimą turbūt yra labai svarbi marketingisto darbo ir gyvenimo dalis. Tai kiek tu pats matai, reikia mums įdėti į save žinių, ar suplanuoti jas, ar nuolat kažkur lankytis, kaip jų ieškoti, kaip pasirinkti tą savo tobulinimo kelią, pasiruošiant iššūkiams kitiems metams, kurių mes gal visų ir net nežinome. Jeigu galėčiau rinktis tik tai vieną kelią, tai turbūt visus savo saviedukacijos pinigus išleisčiau darbui su profesionalais. Nesenai šitą kelią atradau. Tiek daug esu išleidęs mokymams, kas turbūt nuvedė mane į dėstymą, bet nuoširdžiai galiu pasakyti, kad bet kada dirbant lygiai tą patį agentūros patirtis man leidžia suvokti, kiek daug gyvenimų galima nugyventi aplinkoje, kur sukasi daugybė projektų. Tai agentūroje mes turime 10 klientų ir per metus įgyvendiname 100 projektų ir tai tiesiog vienam rinkodaristui yra neįtikėtina galimybė patirti keletą karjerų per keletą metų. Tempas tikrai didžiulis, kiek tu prisiemi to į save ir kiek neužsidarai absoliučiai techninėme atlikime, labai priklauso nuo tavęs, bet man kažkaip pavykdavo mėgautis verslo modeliais naujomis pažintimis su žmonėmis, kurie skirtingai žiūri į pasaulį ir į verslą. Tai šitas iš tikrųjų neįtikėtinai praturtino mano krepšelį ir iš tikrųjų turbūt reikėtų sakyti, kad esu labiausiai dėkingas mūsų klientam už tai, kad turėjau galimybę augti kartu su jais. Kiek pačiam vertinga mokytis iš profesionalų
tiek iš klientų profesionalų, taip, tiek iš kolegų profesionalų. O kiek tavo mokymesi, savęs mokyme dalyvauja dirbtinis intelektas? Dabar tai pastoviai dalyvauja. Dabar galiu drąsiai sakyti, kad kiekvieną dieną bent po porą kartų iš tikrųjų net būna keista, kai pagalvoju, pastarasis 2 dienas nesinaudojau visai. Bet ta edukacija ženkliai kitokia yra. Iš esmės ir naudojimas šitais įrankiais turėtų būti labai sąmoningas, man atrodo. Tai praktinė patirtis, jinai tikrai ateina ne iš mokymosi su dirbtiniu intelektu, tai tik tai darant dalykus tu gali iš tikrųjų suvokti, kaip viskas veikia, tik duomenyse iš tikrųjų matosi, kaip tai gerai ar nelabai gerai veikia, ir tada jau tavo atsakomybė yra pasidaryti išvadas ir gebėti suvokti, kur turėtum judėti toliau. Ir čia turbūt refleksija yra, tai yra bet kokio stratego esminė neįtikėtina ir nepakartojama savybė, tai yra gebėti reflektuoti apie tai, ką tu sugebėjai nuveikti. Kai reflektuojam apie šiuos metus ir galvojam apie kitus metus, tai turbūt didelį pokytį, kaip mes dirbam, kaip suprantam, kaip valgom marketingo meniu, lėmė tas dirbtinis intelektas. Tai kaip reflektuojant darbą su juo, kaip prognozuotum, kaip patartum pasiruošti gerai kitiems metams? Man atrodo, kad 2 gal žinutes turiu. Vieną super pozityvę, kitą gal tokią skatinančią. Tai morka ir botagas, taip sakant. Vieną, tai pradėkime nuo morkos, tai yra bet kuris verslas, kuris dabar galvoja apie tai, kad atsilieka dėl dirbtinio intelekto, neinvestuoja pakankamai, neįsitraukia, neišbandė ir taip toliau, būkit ramus, viskas yra gerai. Mes esam super ankstyvoji stadijoje dar. Gerai, aš pasitaisysiu, mes esam ankstyvoji stadijoje, nesam super ankstyvoji stadijoje. Gal gali paaiškinti, ką turi minti? Gerai. Tai, atsiremkime skaičius, lengviausia viską paaiškinti per skaičius. Tai jeigu pagal paskutinius duomenis spalio, jeigu aš neklystu, OpenAI, didžiausias tikrai žaidėjas dirbtinio intelekto rinkoje, turėjo 800 milijonų pastoviai besinaudojančių vartotojų dirbtiniu intelektu, jo ChatGPT funkcija. Jeigu pridėtume visus kitus įrankius, tai drąsiai pasiektume ir kokį milijardą, gal net ir truputį daugiau. Tai jeigu galvojam apie tai, tai kiek čia tos rinkos yra paimta tada, tai galima atsispirti nuo vieno iš 2 skaičių. Vienas tai yra 8,2 milijardo, tai yra tiek, kiek žmonių yra ant šios žemės šiai dienai. Šitas skaičius gali truputėlį netinkamai mus nuvesti, nes tik apie 5-6 jų prieina prie interneto. Tai nebūtų galima tikėtis, kad šitą technologiją naudojas žmonės, kurie nesinaudoja internetu. Ir tai reiškia, kad produkto inovacijos šitoje kreivėje arba inovacijų priėmimo kreivėje, pasiskirstimo po visuomenę kreivėje, mes turime stadiją, kur grubiai yra 15-16% žmonių, kurie gali naudoti šitą technologiją, naudojasi šitą technologiją. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes visai neseniai peržengėme į ankstyvąją daugumą, įlipome, žodžiu, visi ir dabar turėtų įvykti toksai esminis pokytis. Tai anksčiau šitą technologiją naudojosi visi, kurie optimistiškai matė potencialą joje. Dabar galiu lažintis, bet kuris iš mūsų klausytojų žino žmonių savo rate, kurie nesinaudoja ChatGPT. Nepaisant to, kad mes turim pavyzdžių, kur ir močiutės naudojas, ir seneliai, ir mūsų vaikai, ir taip toliau, tai šitas yra. Bet jeigu reikėtų pergalvoti ir perkartyti galvą, tai tikrai rastume žmonių, kurie nesinaudoja šitą technologiją, ir priežastis yra ta, kad mes dar turim 85% žmonių, kurie nesinaudoja ją, ir dar ką reikėtų paminėti, tai 16% dar labai ilgai ir nesinaudos ją ir amžinai bus kritiški jai. Aš šitą grupę žmonių vadinu tais, kurie telefono žodžiu, laidus, tos laidinio telefono naudojimas nustos tik tai tada, kai jiem nebebus šitą technologiją prieinama iš viso. Tai mes esame ankstyvoje stadijoje, dar viskas gerai, nesijaudinkit, čia yra morka.
O Apie botagą mes pakalbėsime po dar vienos morkos, muzikinės morkos ir lauksime sugrįžtant į antrąją marketingo meniu dalį. Sugrįžome į antrąją marketingo meniu dalį ir pagrindinis patiekalas šioje dalyje yra tas ChatGPT dirbtinis intelektas. Ir jeigu prieš tai Radvilas kalbėjo, kad daugybė žmonių dar nesinaudoja dirbtiniu intelektu, 85%, tai viskas yra okei, nesijaudinkim, bet turi ir kažkokių liūdnesnių žinių, kurias vadina botagų prie morkos. Tai Radvilai, papasakok apie tą botagą. Mes, kaip ir kalbėjau, įžengiam dabar į tą dalį, kur optimistų grupė jau viskas, visi naudojasi ir džiaugiasi ir mato, kaip gali panaudoti. Ir, čia gal kažkas ne iki galo veikia, bet mes kaip, žodžiu, randam apie įmus geresnį tiesiog promptą reikia parašyti ir tada jau bus viskas gerai. Toks įtikinėjimas savęs vyksta, bet dabar, kai įžengiam į ankstyvosios daugumos stadiją, tai iš esmės galim drąsiai kalbėti apie tai, kad žmonių, kuriem reikia aiškaus praktinio pritaikymo šito įrankio, tik daugės. Ir kritiškumas šitiems įrankiams tik tai didės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad technologinės kompanijos, kurios kūrė šitos sprendimus, iš esmės susidurs su labai konkrečiais iššūkiais rinkoje. Ir tokių kaip ir veikia, kaip ir viskas bus gerai, čia tik reikia biškelį pakentėti, mažės. Ir to pakantumo iš tikrųjų bus vis mažiau. Ir tai reiškia, kad kritikos bus daugiau, o tai reiškia, kad vartotojai pradės ieškoti geresnių sprendimų, nes turbūt vieną kartą paragavę šito dalyko ganėtinai sudėtinga sustoti yra. Didės žmonių, kurie norės daugiau niekada neberagaut šito patiekalo. Ir kur yra problema, tai yra, kad technologijos bet kokiu atveju vystysis toliau. Ir tobulės greičiausiai būtų galima sakyti, didžioji dalis technologijų supančių dirbtinį intelektą, tai yra hardinės technologijos, jos neįtikėtinų greičių tobulėja. Ta pati Nvidia ir jos augimas yra diktuojamas ne vien rinkos absoliutaus nuvažiavimo nuo proto, bet ir to, kad iš tikrųjų technologiškai yra kažkas vyksta su produktais. Ir jeigu mes palygintume produktus, kurie buvo prieš tai ir kurie yra dabar, tai jie kartais, tai yra šimtais net kartų kartais skiriasi. Botagas yra toksai, kad jeigu jūs sėdėsite rankas sudėję ir visai nesinaudosite šituo įrankiu, tai tiesiog vieną dieną patirsite šoką. Ir šito labai nelinkėčiau. Ir manau, kad nenusipelnė niekas šito. Nes tas šokas gali būti įvairus. Ir aš negaliu pasakyti, koks jisai bus. Bet žmonės, kurie kasdien naudojasi šitomis technologijomis ir bando ją testuoja ir meta iššūkį jai per savo darbus, tai yra bandydami atlikti savo darbus naudodami dirbtinį intelektą, jie žino, kur tos technologijos ribos yra. Ir tai yra neįtikėtinos vertės žinios. Dėl to, kad taip laiko vis kažką pabandyti naujo reikia rasti. Tai mano siūlymas toksai, visą tą laiką, kurį sutaupysite naudodami dirbtinio intelekto įrankius, panaudokite tam, kad rasti dirbtinio intelekto įrankių ribas. Tai tokiu būdu išvengsite tokio efekto, kuris yra eksponentiškas. Tai reiškia žmonės ir verslai, kurie augo kartais, kai galbūt mes pradėjome naudotis Office programomis Microsoft ar ne, Google open source produktais. Tai šitas augimas buvo kaip daugyba. Tuo tarpu, kai mes pradėjom naudotis dirbtiniu intelektu, tai galim sakyti, kad tai yra pakelimas laipsniu. Ir kiekviena diena, kiekvienas mėnesis, kiekvienas ketvirtis, kai konkurentai naudojasi šitomis technologijomis, o mes nesinaudojame, tai yra potenciali didžiulė rizika. Ir aš manau, kad vardinti pavyzdžių, kurie, žodžiu, nunešė visas kitas kompanijas dėl to, kad naudojasi dirbtiniu intelektu, dar nėra tokių neįtikėtinų pavyzdžių. Yra daugiau pavyzdžių, kaip nesėkmingai bandė panaudoti dirbtinį intelektą ir atleido šimtus žmonių iš kompanijos ir tada turėjo juos susisamdyti atgal. Yra pavyzdžių, kaip
tūkstančiai žmonių buvo atleisti iš tų pačių didžiausiai įvertinimą turinčių kompanijų, Meta, Google'as ir taip toliau, nes developerių nebereikia tiek daug. Bet kitaip tariant, sutaupimas, būdas taupyti egzistuoja, bet būdo tokio uždirbti tiesiogiai iš to dar kol kas visiškai priimtino ir pritaikyto galbūt nereikėtų skaityti, kad yra, arba jisai nėra toks labai viešas. Ar dirbtinis intelektas jau sunaikino kai kurias kompanijas? Absoliučiai. Yra kompanijų, kurios žlunga ir žlugo dėl to, kad dirbtinis intelektas gali geriau arba greičiau arba pigiau atlikti tam tikrus darbus. Korepetitorių kompanijos ir skambučių centrai kai kurie dėl įvairių priežasčių ir taip toliau. Tai tų pavyzdžių tikrai yra. Tu, bekadamas, atsakei kelis mano klausimus, bet aš vis tiek noriu užduoti pasitikslinimui. Girdint, dirbant su dirbtiniu intelektu, girdint, koks jis galingas iš tų žmonių, kurie ieško dirbtinio intelekto ribų ir jas atranda arba dar jų nerado, mes girdim ir tą tokį gąsdinantį sakinį, kad dirbtinis intelektas pakeis daugybę profesijų ir ką pats užsiminei, tiesa. Tai kalbant apie marketingą, verslo procesus, kiek dirbtinis intelektas pakeis marketingistų, nebereikės tekstų kūrėjų, gal nebereikės SEO, nebereikės, kas meta reklamas daro, nes viskas bus vieno mygtuko paspaudimu. Tai ko nebereikės? Kaip tu manai, o ko visgi reikės? Nuo kurio galo pradedam. Aš žinau, kad Vilnius FM turi tą pozityvų tokį nusteikimą. Tai galim pasidžiaugti dabartinę realybę. Tai reiškia, kad dar nepakeitė. Gerai, o dabar pereikim prie kito etapo. Tai man atrodo, prieš 3 metus išleistoje knygoje Sam Altman sako, apie 95% rinkodaristų darbo bus pakeista dirbtinio intelekto ir jisai skaičiuoja ir agentūras, ir kūrybininkus, ir turinio kūrėjus, ir strategus, žodžiu, visą spektrą marketingo specialistų. Sako, visi bus pakeisti ir iš esmės šitą darbą galėsime atlikti vieno prompto būdu, tai vienos užklausos būdu. Ar mes kalbam apie dabartinę stadiją? Absoliučiai ne. Dabar taip nėra. Dabar mes gyvename tokiam ribotam dirbtinio intelekto galimybių pasaulyje. Sekanti stadija turėtų būti ta, apie kurią kalba Sam Altman, yra super dirbtinis intelektas, bet prieš tai turėtų būti bendrinis dirbtinis intelektas, kuris galėtų atlikti šitas užduotis geriau negu pavieniai specialistai. Jeigu kalbam apie super dirbtinį intelektą, tai jisai galės atlikti užduotis geriau negu visa žmonija. Ir kada šita stadija įvyks, yra klausimas. Ir ką mes veiksim, tada irgi yra kitas klausimas. Dabartiniai situacijai, jeigu taip pagalvojus apie istoriją, tai mes gyvenam ypač skaitmeniniai rinkodarai ne tik algoritmų, bet ir dirbtinio intelekto pasaulyje jau 10 metų, ne 3 nuo tada, kada išėjo GPT, bet jau 10 metų dėl to, kad Google'as naudoja dirbtinį intelektą tam, kad pateikti rezultatus, Meta naudoja dirbtinį intelektą tam, kad pateikti reklamas ir turinį, visos kitos socialinės medijos platformos naudoja formas to. Tai apie ką galim kalbėti giliau, tai yra tai, kad tęsiant tą pačią liniją, kad Metoje jau galima vieno mygtuko paspaudimo pasileisti reklamas. Nebėra šitas ribota. Tai dar giliau pakalbėsime 3 marketingo meniu dalyje po muzikinės pertraukėlės. Sugrįžtame į marketingo meniu 3 dalį ir dabar bus desertui praktiniai pavyzdžiai apie dirbtinio intelekto panaudojimą dabartį ir ateitį.
Aš Neringa Čeponė kalbinu Radvilą Šeputį. Radvilas yra dėstytojas, lektorius, strategas, sertifikuotas marketingo profesionalas, žmogus, kuris yra mentorius ir startuolių ekosistemoje, e-komercijoje. Žodžiu, tikrai labai daug galime pasimti, kalbant, klausant šio žmogaus, nes jis dalinasi savo patirtim, dirbdamas ir su vidutinio dydžio, ir su dideliais verslais. Tai Radvilai, minėjai, kad dirbtiniu intelektu dar nesinaudoja pasaulyje apie 85% žmonių. Tai galėtumėm spėti, kad 85% žmonių, mūsų klausytojų, irgi galbūt nesinaudoja dirbtiniu intelektu. Tai yra tikrai verslų, yra įmonių, kurios gyvena, viską žino, tame žinojime, daro pasikartojančius procesus, kaip ir viskas veikia ir nelabai nori investuoti savo laiko į tą kažkokį mistinį, populiarųjį žodį dirbtinis intelektas. Gal ir nereikia. Ką tu patartum tokioms įmonėms ar tokių įmonių vadovams, darbuotojams? Mane tai labai žavi tokia perspektyva, kur mes pagaliau gyvendami Lietuvoje jau ne trumpus virš 35 metų. Nežinau, aš taip galvoju, kad šitas klausimas darosi vis aktualesnis ir aktualesnis. Tai didėja žmonių skaičius, kurie pradėjo verslus prieš pradedant Lietuvai būti laisvai ir vos jai pradėjus būti laisvai. Ir jeigu taip nuoširdžiai pradėtume galvoti apie tai, tai šitiem žmonėm neužilgo bus 70 metų. Ir jie turbūt labai proaktyviai galvoja apie tai, kas toliau. Kas gali perimti iš mano rankų ir vesti šitą verslą toliau. Šita problema, jinai nėra lokali. Čia nėra tik Lietuvos problema, lygiai tas pats veikia visose vakarų išsivysčiusiose ekonomikose. Ir šeimos verslas Amerikoje net galima išgirsti tokį sakinį kaip, kad small business, family business is the backbone of America. Tai manau, kad Lietuvoje šitas yra labai arti tiesos. Irgi mes turime virš 100 000 įmonių Lietuvoje ir didžioji dalis jų bet kokiu atveju būtų galima priskirti jos šeimų verslam. Tai yra smulkus, nedideli verslai. Ir jeigu galvojam apie tai, ar jiems aktualu ar neaktualu dirbtinis intelektas, tai labai paprasta logika. Galim pasižiūrėti, ką tas pats OpenAI komunikuoja savo komunikacijai. Paskutinės 2 reklamos, mums darant įrašą, yra tai, kaip rodomi 2 pavyzdžiai. Vienas yra iš fermos, nežinau, Neringa, tu matėjai tas reklamas? Ar nežiūrėjau, bet pasižiūrėsiu. Gerai. Tai viena yra ferma, kita yra, jeigu aš neklystu, metalo perdirbimo scrapyard, toks laužynas, kitaip tariant. Ir kad tai gali būti šeimos verslai, ferma absoliučiai logiška, laužynas nežinau, gal irgi logiška. Bet pavyzdžiai yra tokie, kad vidinės sistemas reikia sutvarkyti, ne? Ir ar tokios firmos gali leisti savo nusisamdyti prabangius konsultantus iš miesto? Gal ir gali, bet nežinau, ar prabangus jie bus tada ir klausimas, kaip kokybiškai jie konsultuoja. Bet tiesiog šeimos versle egzistuoja labai aiški problema. Senoji karta sukūrė santykius, sukūrė visą pagrindą verslui veikti, išdirbo neįtikėtinai aiškius procesus, kurie užtikrina, kad tas verslas suktųsi, bet problema yra ta, kad jis nėra šiuolaikiškas. Ir tą šiuolaikiškumą greičiausiai turi atnešti kita karta. Ir skaitmenizavimas procesų, automatizavimas kai kurių iš jų ir galiausiai elementarus gebėjimas veikti skaitmeninėme pasaulyje lygiai taip pat kaip ir fizinėme pasaulyje yra svarbus. Ir jo svarba didėja kasdien. Šitie verslai niekur nedingsta, nes jeigu dingsta, tai mes turim didžiulį praradimą visuomenėje. Jie turi išlikti, jie turi gyventi. Aišku, potencialiai jie turi ir mirti. Viskas gerai, kai vyksta kaita. Bet jeigu yra sukurta vertė, iš tikrųjų, ir jeigu klientams reikia to, ką šitie verslai kuria,
tai jie turėtų rasti būdą išgyventi. Ir man atrodo, čia yra neįtikėtina galimybė jaunai kartai. Ar tai būtų vaikai, ar tai būtų anūkai, bet aš kai pradėjau dirbti, tai mano gebėjimas naudotis kompiuteriu buvo viena iš priežasčių, kodėl vienam iš darbų mane nusamdė. Aš suprantu, pranašumas keistas toksai yra, bet mes kalbam prieš daug metų atgal. Tai ką aš gebėjau padaryti, tai Exceliu paversti vieną koordinačių sistemą į kitą koordinačių sistemą ir suplanuoti, kur 50 suaugusių vyrų 50-mečių turėtų važiuoti. Labai brangus procesas, atiduotas į 25-mečio rankas ir jisai visai sėkmingai veikia. Tai aš įsivaizduoju, kad dabar egzistuoja tokia pati galimybė. Tai yra, kad manau, jaunimas 20 kelių metų gali ateiti ir iš esmės perstatyti tuos verslus iš naujo, tik tai naudodami technologijas, ir man atrodo, kad jie gali tai padaryti daug paprasčiau, prieinamai, paaiškinti viską, bet dar sykį, nereikia per daug atsiremti į šitą technologiją, jinai turi padėti įgalinti, naudojimo atveju tikrai yra daugybė, reikia juos atrasti, bet nereikia paleisti vadelių ir pasidaryti taip, kad dirbtinis intelektas suktų visą verslą. Tai dar sykį grįžtant į tai, ką sukūrė senoji karta, tai yra santykiai, tai yra procesai ir tai yra bendri verslo ryšiai, kurie šiaip negalėtų egzistuoti be žmonių. Ir technologijos niekada negalės sukurti šitų dalykų. Labai gera klausytis tavo šitų minčių, nes tikrai turiu kelis klientus, kur yra šeimos verslas. Tikrai ir pati tėčio siuvykloj spausdinau pirmus įsakymus spausdinimo mašinėlę, o vėliau 100 siuvėjų, skirtingų operacijų, atlyginimus skaičiavau Exceliu. Ir mano irgi pirmasis įrankis nuostabusis buvo Excelis, bet grįžtant prie šių laikų, to žinių bagažo, be galo vertingo verslo žinių bagažo iš senosios kartos ir galimybių, kurias gali atnešti nauja karta, yra ta tokia, praraja šiek tiek dėl skirtingų kultūrų, dėl susikalbėjimo, dėl to, kokios mūsų vertybės, ką mes vertinam, kaip mes dirbam. Ir dažnai vadovai nori labai aiškiai žinoti, ką samdo, kokią vertę sukurs, ir čia ateina tas visiškai neaiškus vaidmuo, kurį tas pats jaunas žmogus gal ir turi susikurti. Tai kaip tu patartum, kokį pirmą žingsnį gal vadovui padaryti tam, kad įvertinti, ką pritraukti, kokį jauną protą, kaip pasimatuoti, ar tikrai tam mano ūkyje, ar mano laužynė, ar bet kokiam gamybos variante yra vieta dirbtiniam intelektui pakelti tą verslą į kitą lygį. Tai visi verslai gali būti paefektyvinti. Ir iš tikrųjų dirbtinis intelektas turbūt labiausiai ir yra apie tai. Tai kad, nežinau, kiek aš tyrimų esu perskaitęs apie tai, kokią naudą jisai duoda, bet paprastai kartojasi 2 skaičiai. Tai labai tokiuose optimistiniuose tyrimuose mes galim matyti apie 25% efektyvumo padidėjimą. Mažiau optimistiniuose, bet realistiniuose būtų galima sakyti, galim kalbėti apie 15% efektyvumo padidėjimą. Ir tai didžioji dalis šito efektyvumo ateina iš tų pozicijų, kurios yra su žiniomis dirbančių darbuotojų, žinių darbuotojų efektyvumo didinimas. Tai aš manau, kad jeigu versle yra butelio kaklelių su tuo susijusiu, tai čia ir yra atsakymas. Tai yra, ar žinios mus kažkur riboja ir ar mes galime atlaisvinti tos butelio kaklelius tam, kad neberibotų arba perkeltų galbūt kažkur sąmoningai juos į kitas vietas. Tos pozicijos ir žmonių, man tai labai paprastai dėliojasi. Žmonės, kurie yra atviro proto, tai reiškia, priima naujoves ir šito turbūt reikėtų lygiai tiek pat tikėtis iš savęs, kaip ir iš naujų žmonių. Ir kitas tai yra smalsumas.
Apie žinias ir smalsumą pakalbėsime 4 dalyje, kur marketingo meniu bus šefo patarimas. Tai va 2 šefų patarimų sudėjome į sekančią dalį po muzikinės pertraukėlės. Grįžtame į 4 dalį, kur patieksime šefo receptus, šefo patarimus. Neringa Čeponė, marketingo meniu ir kalbinu savo svečią Radvilą Šeputį. Tai Radvilai, kalbėjome apie smalsumą, apie atvirumą, apie tą tokį atvirą šviesų protą, tam, kad įsileistume naujas galimybės į mūsų verslą, nes kiekvienas verslas, pasak tavęs, gali būti suefektyvintas, jeigu teisingai pasakiau. Tai, kaip aš sakau, pavojingiausia situacija yra, kai nežinau, ko nežinau, arba žinojimo prakeiksmas, kaip aš sakau, nes tada mes neturim variantų nieko naujo sužinoti šitam beprotišku greičiu lekiančiam pasaulį. Tai pasakyk praktinius žingsnius, kaip neužkliūti į šitas pinkles nepatekti, į tą žinojimo tokį uždarą ratą. Ką daryti vadovui, ką daryti žmonėm, kurie dirba ir dar nesinaudoja naujom tom technologijom dirbtinio intelekto. Pradėkime nuo labai paprasto patarimo, tai yra pradėti naudotis jomis. Bet aš galiu duoti konkretų patarimą, ką iš tikrųjų naudoti. Tai, man atrodo, naudingiausias absoliučiai dalykas, kurį galima padaryti, tai pirmiausia reikia identifikuoti, ką jūs darot. Šitas skamba labai paprastai, bet iš tikrųjų yra ganėtinai sudėtingas dalykas. Jeigu, nežinau, metu jums iššūkį, galėsim susikurti kokią nors grotažemę. Ir tai yra, nežinau, 2 savaitės, kiekvieną dieną, dienos pabaigoje reflektuokite apie tai, ką jūs darėt visą dieną. Tai reiškia, ką konkrečiai jūs darėte. Čia tu turi omeny dirbtiniam intelektui reflektuoti, ar sąsiuvinį? Galima ir taip, galima ir sąsiuvinį, kaip širdis geidžia. Bet užduotis yra pasirašyti konkrečias užduotis, kurias jūs sprendėte, klausimus, kurie jums kilo, užduotis, kurias darėte. Ir tada iš to reikėtų išsigryninti 10 užduočių, kurios kartojasi, arba 10 užduočių, kurios jums pasirodė, o čia aš sukūriau pagrindinę vertę, kurią kūriau. Panaudojus šitą sąrašą, jūs galėtumėt pritaikyti į dirbtinių intelektų ir galvoti, ką iš to jau dabar šiandien gali padaryti dirbtinis intelektas. Ir čia yra lengviausias būdas atrasti ribą. Ir žinoti, tave pakeis dirbtinis intelektas, greitai pakeis, ar tik tai prognozuojama, kad ar jau pakeitė, galbūt tik dar nieks apie tai nežino. Ir ačiū Dievui, nes galite tada pasinaudoti iš tuo laiku, mokytis naujus dalykus. Tai čia vienas patarimas. Ir aš turiu tau, Neringa, klausimą. Mes šefo meniu, man visą laiką kilo klausimas, aš šefas ar tu šefas? Mes keičiamės vaidmenį, tai mes abu esame šefai. Tai sakyk tą savo patarimą. Aš pridėsiu pabaigoje tikrai savo sakinį. Gerai, valia. Kitas patarimas turbūt būtų išlikti smalsiem ir mokytis. Aš manau, kad išorėje tikrai galima rasti daug kokybiško turinio apie tai. Labiausiai kreipčiau jūs į kaip įmanoma labiau apčiuopiamus ir praktiką paremtus mokymus. Bet iš kitos pusės, kadangi mes kalbam apie marketingą, tai galiu drąsiai pasakyti, kad jau 60 metų nėra kažkokių neįtikėtinai marketingą revoliucionizavusių būdų žiūrėti į patį marketingą. Jeigu pažiūrėtume į Aidos modelį, jam šiemet, man atrodo, yra 128 metai. Piltuvėlio formoje jisai egzistuoja jau 100 metų. Praeitais metais atšventė 100 metų. Jeigu žiūrėtume į STP, į strategiją, 60 metų. Jeigu žiūrėtume į vartotojo profilius, 60 metų. Tiek vadovėliuose jau sukurta. Nereikėtų galvot, kad tai yra neįtikėtina, pastoviai besikeičianti ir
neįtikėtinų naujovių kupina. Jeigu žiūrime strategiškai į marketingą kaip į sritį, jinai yra ganėtinai suvokta, apmąstyta, yra daug smulkių atradimų, kurie daro reikšmingus pokyčius. Aš nesakau, kad nėra naujovių. Naujovių yra ir labai daug. Negaliu sakyti, kad nėra tendencijų. Ir tendencijos yra kaip bangos. Visi žiūri į jas, kaip kažkas ateina ir kažkas nueina, tai neverta jas žiūrėti. Ne, netiesa. Ant bangų galima išvažiuoti, iščiuošti. Ir tinkamai jas panaudojus tikrai yra daugybė galimybių. Tai likti smalsiems naujoms tendencijoms yra labai geras palinkėjimas ir patarimas, manau. Bet nepamiršti, kad klasika vis dar galioja ir vis dar egzistuoja, irgi reikėtų. Tai man atrodo, kad čia yra kita patarimo pusė. Tai jeigu netyčia esat toj kategorijoje rinkodaristų, o jų yra didžioji dauguma, kurie neturi oficialaus išsilavinimo arba bet kokio struktūrizuoto išsilavinimo susijusio su marketingu, tai yra puikiai investicija į karjerą. Mano patarimas tai visada, jeigu yra marketingo specialistas įmonėje, arba yra žmogus, kuris vykdo marketingo funkcijas, tai jis turi būti Lietuvos marketingo asociacijos narys, nes ten tu gauni tikrai už labai racionalią mažą metinę kainą daugybę skirtingo lygio mokymų ir netgi Radvilo mokymus gali gauti ir kartais ir mano mokymus galima gauti. Tai kalbant apie tuos mokymus, kaip atsirinkti, nes dabar mokymų tikrai be galo daug ir lektoriai, žmonės su patirtim dažnai kitą kartą labai gražiai save pozicionuoja, daug pažada, bet kaip atsirinkti iš tikrųjų, kurie man tinka? Visiškai žiūrint į rinką, ir turint daug patirties, turbūt reikėtų sakyti, nuoširdžiai aš galėčiau sakyti, kad mes turime ganėtinai stiprią pradedančiųjų mokymų bazę. Turim tikrai daug prekių ženklų, kurie visiškai uždengia labai tokius bendrinius, pagrindinius klausimus, kurių užtenka didžiai daugumai žmonių, kurie atlieka marketingo funkciją, bet nėra marketingo profesionalai. Jeigu darbuojatės su marketingu pastoviai ir tai nėra viena iš jūsų funkcijų, tai čia prasideda rimtesni iššūkiai, nes kokybiškų struktūrizuotų mokymų Lietuvoje susijusių su perėjimu nuo marketingo strategijos iki svertų, kurios galima naudoti taktikoje, kurios veikia, gerųjų praktikų, kurios mokslo ištyrinėtos yra keletą. Ir nežinau, ar galiu prekių ženklais vardinti, gal geriau ne, bet turiu garbės dirbti visose jose. Tai mano klausimas tada toks jau visai pabaigą einam, kur tavęs pasiklausyti, kur galime eiti išmokti iš tavęs, ar mums reikia eiti į ESM studijuoti, ar mums reikia į LIMą eiti, ar tau paskambinti? Galit paskambinti man, bet aš nežinau, galiu pasinaudoti progą šitai laidoj atskleisti. Aš nusprendžiau pagaliau turėti savo skaitmeninius namus ir galėsit mane rasti labai paprastam adrese, tai yra šeputis.digital. Be LT, be com, be nieko, tiesiog šeputis.digital ir pavadinimas ir domenas iš esmės pasako viską turbūt, ką reikia, tai ten nuo marketingo pagrindų iki dirbtinio intelekto. Ačiū labai, Radvilai. Su jumis buvo šventinė marketingo meniu laida ir mano paskutinis patarimas būtų, jeigu turite kažkokią užduotį ar darbą, kurią norite nusiųsti kokiam nors asistentui, kad už jūs kažkas padarytų, nes bet kas atrodo ją gali padaryti, o jūs tiesiog vargina vien mintis, siųskite ChatGPT ir ieškokite jo ribų. Ačiū, Neringa. Ačiū tau, Radvilai. Gerų metų visiems.